Pirmiausia, įpilkite vandens ar langų skysčio į roboto viršuje esantį 45 ml rezervuarą. Užkabinkite karabiną šalia lango ir patikrinkite, ar karabino kablys patikimai pritvirtintas. Efektyviausiam langų valymui rekomenduojama naudoti sudrėkintą mikropluošto šluostę. Švarią šluostę nuimtą nuo roboto papurškite vandeniu arba langų skysčiu keletą kartų. Šluostę paruoštą naudojimui uždėkite ant langų roboto nugarėlės. Labai svarbu, kad šluostė nebūtų per daug šlapia, nes robotas neprisitvirtins ir valant slys nuo lango. Esant tokiai situacijai, šluostę pakeiskite nauja. Panaudotas šluostės galite išplauti ir naudoti dar kartą. Prijunkite laidą prie roboto, jį tvirtai užsukite ir įkiškite laidą į elektros lizdą. Paimkite robotą už rankenos, pridėkite prie lango. Rekomenduojame robotą dėti lango viduryje, o jeigu tokios galimybės nėra, kuo toliau nuo lango krašto. Tuomet spauskite įjungimo mygtuką. Šiek tiek palaukite, kol robotas naudodamas spaudimą tvirtai prilips prie lango. Įdėkite baterijas į roboto valdymo pultelį. Tuomet pulteliu pasirinkite norimą valymo režimą – horizontalų Z, vertikalų N ir horizontalų vertikalų ZN. Robotas langą išvalys greičiau, jeigu įjungsite valymą su purškimu. Spaudžiame Z horizontalų valymą, tuomet AU automatinį purškimą. Išgirdus 2 supypsėjimus, robotas pradės valymą ir purkš rezervuare esantį skystį kas 10 sekundžių. Roboto purkštukai veikia tik jam važiuojant į kairę pusę. Taip pat galite valdyti purškimą rankiniu būdu, paspaudus dešinėje esantį mygtuką. Beje, langų robotui galite atlikti ir sausą valymą, kuris puikiai tinka valymo pabaigoje lango išblizginimui. Pasirinkite norimą valymo programą, tačiau nespauskite purškimo mygtukų, o šluostę palikite sausą. Kai robotas baigs valymo programą, jis grįš į savo pradinį tašką. Norėdami valyti dar kartą, pakeiskite šluostę nauja ir paleiskite programą iš naujo. Panaudojus robotą, su sausa servetėle nuvalykite nešvarumus nuo roboto nugarėlės. Jeigu turite klausimų apie šį ar kitus mūsų produktus, susisiekite su Premium namai komanda.